Vilniaus Gedimino technikos universitete verslo vadybos studijas baigusi 24 Monika Gudonytė į gimtąjį miestą prieš 1,5 metų grįžo ne dėl to, kad abejojo savo galimybėmis įsitvirtinti sostinėje, o vedama širdies balso. Mano sužadėtinis čia gyvena ir dėl to aš čia grįžau ir apskritai grįžau tik dėl to, kad iš čia esu kilusi ir galvojau čia daryti karjerą. Grįžus į Uteną, užsiregistravau kartu su draugė į darbo biržą. Galvojau, gal jie turės kažkokių pasiūlymų, kažkokių idėjų, galbūt kursų. Na ir ilgai laukti nereikėjo ir iš tikrųjų labai greitai radau darbą. Dabar mergina lietuviško kapitalo įmonė Utenos trikotažas, kurios gaminiai pasiekia vartotojus daugiau nei 50 šalių, darbuojasi pardavimų vadybininko asistente. Tai jau trečios jos pareigos šioje įmonėje, tad galima sakyti, jo karjera jau prasidėjo. Tačiau labiausiai Monika džiaugiasi dėl to, kad didelę patirtį sukaupę specialistai dalinosi su jie žiniomis, nes aukštojoje mokykloje įgytos žinios negarantuoja, jog darbo pradžia bus sėkminga, juk kiekvienoje įmonėje reikia specifinių įgūdžių. Mane priėmė labai draugiškas kolektyvas, kuris tikrai padėjo, kuris tikrai domėjosi, kaip aš jaučiuosi, ar viską suprantu, ar man viskas gerai ir aš esu labai jam dėkinga dėl to, kad jie, kaip pirmieji mokytojai, buvo tikrai labai geri. Jinai pradėjo dirbti logistikos sandėlyje, iš pradžių susipažino su gaminiais, jinai dirbo mūsų naujai atidarytoje parduotuvėje vidinėje kurį laiką. Po to jau, kai šiek tiek pažino mūsų asortimentą, pažino medžiagas, tuomet Monika buvo pakviesta asistentė jau į pardavimų skyrių, kur pardavimų vadybininkai ieško mums užsakymų visai įmonei. Jau kaip jinai pati sakė, kad ją labai domina reklamos sritis, rinkodaros sritis, tai mes dabar ją perkeliame į truputį kitas pareigas, kur daugiau užsiimame savo nuosavų prekinių ženklų rinkodarą. Ir dabar turiu tikrai daug darbų susijusių su savo baigta specialybė. Man reikia kartais kurti ir plakatus, ir lankstinukus, o tai man žiauriai patinka. Ir dar, žinoma, turiu papildomų darbų, kurie yra susijusi su šiek tiek rinkodariniais dalykais. Į klausimą, kodėl Monika įmonėje, kuris sėkmingai konkuruoja ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje rinkoje ir apie 90% ekologiškų gaminių parduoda stambiems mažmeninės prekybos tinklams, įsidarbinti pavyko maždaug per mėnesį, o jos draugėms darbo teko ieškoti pusmetį, pašnekovės atsako, kad nemažai lėmė darbo biržos teikiama parama. Kadangi aš atėjau būdama darbo biržoje į Utenos trikotažą, taigi darbo birža apmokėjo pusę mano atlyginimo. Ir mes jaunus žmonės kviečiam įvairiais būdais, tai vienas iš tokių būdų yra bendradarbiavimas su darbo birža, dalinimasis informacija, pasižiūrint, kokiegi jauni žmonės patenka į darbo biržos vykdomas bendras programas, panaudojant europinės lėšas. Iš kitos pusės tai yra nauda ir įmoniai, nes tai yra parama mums šiokia tokia, kadangi mūsų patyrę darbuotojai, mokindami naujų įgūdžių jaunimą, savotiškai gaišta laiką, nes puikiai žinom, kad jaunų specialistų rengime švietimo sistemoje mes turime spragų. Ir ta prasme jaunuolis baigęs vadybos studijas, jisai dėja nebūtinai nuo pirmos dienos gali įsilieti su tais įgūdžiais, kurių mums reikia konkrečiai, sakykime, drabužių pardavimo vadyboje. Įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą projektą Pagalba įsidarbinant, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis, subsidijuojant įdarbintą beveik 6400 žmonių, tarp jų nemažai jaunuolių iki 29 metų. Šis projektas atspindi vieną iš jaunimo garantijų iniciatyvos tikslų, spartinant asmenų iki 29 metų įsitvirtinimą darbo rinkoje, suteikti galimybę gauti gerą darbo pasiūlymą per 4 mėnesius netekus darbo ar baigus mokslus.